Dabar taip žvalgausi po tą mūsų kempingą ir vat galvoju, kaip aš norėčiau keliauti ir kaip nenorėčiau. Tai man, pavyzdžiui, yra žiauriai keista šitas apsitvėrimas savo erdvės tvora, pavadinkim, realiai tai skudurais. Užsidengimas, man toks kažkoks, aš niekada šito bairio nesupratau. Aš suprantu tą norą privatumo, bet sėdėti ten užsidengus tais skudurais, man tai kažkoks toks visiškai... aš to nesuprantu. Tada man atrodo logiškiau turėti pavėsinę, tarkim, kaip šitie kolegos. Pavėsinę, galbūt tada ten gali kažkaip dar ir kažkokias prisikabinti sienas. Tada turi šiokio tokio privatumo ir kartu tai neatrodo, tiesiog skudurais užsidangstyta. Visai įdomu būtų pamatyti, kaip atrodo tos didžiosios palapinės iš vidaus. Neįsivaizduoju iš tikrųjų, reiktų į Dekatloną turbūt užtektų nueit pasižiūrėti. Tai ir aišku, yra kemperiai, bet man įdomiausias tai yra šitas daiktas. Aš net nežinau, kaip jį pavadinti, tiesiog fūra su konteineriu ant viršaus ir jie pasidarė tokį kaip perijau, nežinau kaip lietuviškai perijau. Ten pasistatė staliukus, tokia kaip ir veranda, man atrodo, perijau yra. Tai žodžiu, net ir tokia mažam kempinge gali surasti daug įdomybių. Išvažiuoju iš kempingo. Tradiciškai labai be 15:09. Kažkaip aš turiu nuojautą, kad šiandien bus labai faina diena. Nežinau, kodėl man šita nuojauta yra, nes iš esmės kaip ir priežasčių nėra jai būti kažkuom tai ypatingesniai negu vakar, užvakar ar visas kitas dienas. Bet vis tiek man kažkoks toks yra viduje džiaugsmas palikti šitą kempingą. Gal čia ir yra priežastis, kad tiesiog palieku kempingą. Anyway, šiandienos planas yra 80 km iki dar vieno kempingo. Nuo kempingo iki kempingo. Negaliu nenufilmuoti. Štai čia matome pradinę mokyklą. Taip. O priešais mokyklą yra Seimūro namas. Seimūras iš Simpsonų, ar ne? Man reikia paguglinti, kad nenusipezėčiau. Tai Simpsonų mokyklos direktorius gyvena tiesiai priešais mokyklą. Kažkoks kaimas, niekom neypatingas. Maestro, tokį dvieiliuką. Fermų keliai nutiesti man ir tau, oi mišlo krūvelių aš čia atradau. Neatsimenu, kaip ta daina Laimės žiburys, ar kaip jį ten tęsiasi toliau, tai negaliu sugalvoti ir daugiau žodžių. Bet manau, kad šitas dvieiliukas yra labai tema. Nes fermų keliai tęsiasi ir tęsiasi jie iki pat pakrantės, o gal net ir toliau, Žiūrų marių 9. Iš tikrųjų, tai nuo šito mėšlo kvapo jau tiesiog vimdyt pradeda. Toks jausmas, kad tuoj pats prasmirsiu to mėšlo. Bet čia nėra kokio apvažiavimo. Nepanašu. Iš kitos pusės gal. Pala, gal iš kitos yra. Blin, neišėjo išdurnint. Bet šitas gavo paprastesnis, čia bent vartų nėra.
Have a good day. Thank you. No, sorry, no, this is the only gate. Pakartą asilą, kuris sugalvojo šitas nesąmonės. Žinau, ką jūs galvojat. Algirdai, koks tu baistus žmogus. Už tai, kad žmogus suklydo projektuodamas, tu jį nori pakart. Ir taip, jūs esate teisūs, tikrai pakart neverta, bet rankas nukapot drąsiai, kad daugiau tokių nesąmonių neprojektuotų. Ir taip, jūs galėtumėt sakyti, Algirdai, bet juk tu važinėjai čia kažkokiais tai pėsčiųjų takais. Ne, tame ir bėda, kad čia yra nacionalinė dviračių trasa numeris 5 berods buvo. Tai jo, tai čia yra dviračių trasa ir sugalvok tu man tokį manęs. Ta prasme, ir kam? Kokia to paskirtis yra? Kas čia važiuos su mašina? Čia aš durnas. Pasivažinėjau per tiltą. Kažkaip blogai į GPS-ą pasižiūrėjau, galvojau, kad man čia nereikia važiuoti tiesiai. Pradėjau važiuoti per tiltą. Važiuoju, žiūriu, nu nereikėjo tiesiai važiuoti, apsisukau, grįžau. Juokutis. Matyt, ant tiek jau mano smegenys nebenori važiuoti tais kanalais, kad jau tiesiog iliuzijas pradėjo kurti. Kas čia per nesąmonė? Kam čia reikėjo tos tvoros dabar? Eik tu švilpt, kaip man čia pralyst? If you can't get through, I'll come back and tell you. Okay. I think this is it. Huh? This is it. I was speaking to the guy. Oh, this is And he just says part of it's collapsed there, but they built a cage thing around it. Oh, So I so think it's this only is the this only- bit to Yeah, stop no people problem. going close to the canal. Yeah. That's fine, yeah. Nu, tikiuosi, kad daugiau tokių nuotykių nebus. Bent jau vyrukas prasilenkdamas sakė, su kažkuo čia kalbėjęs, tai kaip ir ne, čia vienintelė vieta. Jo, tai čia turbūt pirma diena, kai 2 kartus neteko nusijimti daiktus nuo dviračio. Ir dar per tokį trumpą laiką, tai užknisam. Ne, to mes čia važiuojam, kad nusiminė daiktus. Tikrai nėra apvažiavimo. Šiaip yra blemba. Reiktų grįžti atgal, aš atgal tikrai nenoriu. Mes šito išsuksim iš šito kanalo. Nu ir bandom. Nu, čia šudiniausias kanalas, koksai buvo per visą šią kelionę. Ačiū Dievui, kol kas esu už manęs, tikiuosi negrįšiu į jį.
Nu, negalėjau pravažiuoti pro traukinį nesustojęs ir nepasiėmęs ką nors atsigerti. Pasidėjau, net netiek norėjau tos skolos, kiek tiesiog norėjau pasidėti prie gražaus traukinuko. Patiko. Kaip net nustebau, kad taip akyse prašviesėjo. Ant tiek įpratau būti tarptų vėjų aukštų. Nu, tarptų krūmynų. Kad net tiesiog kažkaip taip, wow, šviesa. Na, change of plans, lads, kaip pasakytų vietiniai. Važiuoju į viešbutį. Kodėl? Girdžiu vis klausant. Dėl to, kad iš esmės dar vakar aš buvau matęs, kad yra ganėtinai pigus, bet aš galvojau, man bus gan tolokai iki jo ir nelabai norėjau čia darkytis. Dabar pradėjau važiuoti, žiūriu gerai visai minuse, tai nuvarysiu aš pakankamai anksti iki to viešbučio, tai pasiėmiau 2 dienom, pagaliau. Labai tikiuosi, kad tas viešbutis nebus kelių skylė, nors pagal komentarus tai panašu, kad bus. Čia šiaip tas pats brandas, kuriame mes apsistodavome Amerikoje. Tai būdavo skelių skylė. Nu, bet tikiuosi, kad nežinau, ko aš tikiuosi iš tikrųjų, bet tikiuosi, kad pailsėsiu. Vienas dalykas pailsėsiu, kitas dalykas, kad padirbėsiu, nes reikia pamontuoti kelis vlogus, o tai jūs nebeturit ką žiūrėti. Tai va, tai žodžiu, daug planų, lieka 26 km, valanda 17 minučių pasak Google. Tai maždaug čia kilometrų ir atvažiuosiu, tai taip maksimizuoju, kitaip tariant. Tai dabar spaudžia. Jokių sustojimų, jokių filmavimų, nieko, varom tiesiog. Ką tik nutiko labai netikėtas dalykas. Pravažiavau Alpine Formulės 1 komandos būstinę. Visiškai vidury kažkokių fermų įsikūrusi. Vidury niekur. Absoliučiai netikėta. Pirmiausiai pamačiau prancūzų vėliavą, tada žiūriu užrašas Alpine, tada pasižiūriu į žemėlapį, žiūriu akurat Alpine Formula 1. Tai kažkaip net pasimečiau, galvojau, gal reikėjo sustoti. Bet kai nieko nežinau, nei ten galima patekti, taip tiesiog negalima, kiek tai kainuoja, kažkaip pagailėjau laiko ir pravažiavau, bet dabar truputį kažkaip tai sąžinė graužia. Iš kitos pusės, nei aš labai didelis fanas tos komandos, nei ką, bet kad jau taip užvažinau, kad taip jau pamačiau, tai kaip ir būtų buvo įdomu. Na, anyway, yra kaip yra, kada nors sugrįšim, būtinai. Tai ir pasiekiau savo kelionės tikslą. Liksiu studijuoti šį semestrą rudens Oksforde. Tai čia ir yra didžioji staigmena. Negrįžtu aš į Lietuvą. Įstojau į Oksfordo
kompiuterio mokslų universitetą. Nežinau, ar toks egzistuoja. Ko gero, kad ne. Ne, šiaip šitame miestelėje yra mano kempingas. Dabar reikia kažkaip pranaviguoti čia šitą žiedų žiedynę ir turėtų jis ten būti. Taip, Travel Lodge. Nu va, mano viešbutis. Čia dvirko tai nebus kur palikti. Tik prie įėjimo. O čia va tokie trinasi neaiškus. Na, dviračio problema labai lengvai išsisprendė. Sakė, gali įsivežti į kambarį. Man tai patinka. Grynai man toks totalus flashbackas į Ameriką. Točnai flashbackas į Ameriką. Tik tai Amerikoje būtų buvęs kondišas. Jo, kad kondišo nėra, tai liūdna. Ir šaldytuvo nėra. Ne Amerika, ne Amerika. Nu, bet nieko. Yra kaip yra. Išmokas kambarys. Pirmasis mano tikras poilsiadienis per visą šitą kelionę, tai tikiuosi, kad pavyks šiek tiek pasilsėti, tikiuosi, kad pavyks šiek tiek padirbėti ir tada pratęsime keliavimą. Iki pietinio kranto lieka visai nebedaug, iš tikrųjų manau, kad porą dienų turbūt maksimum, nežinau, reikėtų dar pasistudijuoti žemėlapį, bet tikrai lieka nebedaug. Tai jo, artėjame prie Britanijos pabaigos ir prie Prancūzijos pradžios. Tai va, tai tam kartui tiek, nežinau, šiandieną gal nesigavo tokia labai įdomi, kokios aš jos tikėjausi, bet turbūt buvo ir naivu tikėtis, kad jinai bus labai įdomi, nes nieko labai naujo ir nebuvo. Tai va, tai bet kuriuo atveju, ačiū už jūsų dėmesį ir tada pasimatysime po poros dienų, kai leisiuosi vėl atgal į kelią. O dabar ate, poilsis, miegas ir darbas.